taip gyveni. Yra tavy gerumas, o mano žodžiai auga į tave. Duok nešti šitą vėliavą ir man. Antai pražydo akmenis neskinsiu, nebaidomas tegul gerumas gėda. Prigyja nulaužta obels šaka ir vaiko lopšį vėl po ją kabinam. Matai, sakiau, kad pabaigos nėra. Kaip vis dėlto subtiliai ir tiksliai mūsų tautos dainius Justinas Marcinkevičius apibūdino mūsų gyvenimo, mūsų amžino ėjimo gyvenimo ratų esmę, mūsų buvimo šioje žemėje prasmę. Ir šiandien surinkę draugen tokių gražių, gausių šeimų būrį, mes norime joms padėkoti, kad jos tokios yra, kad tokių apskritai būna ir kad jos gyvena mūsų mieste. Manau, kad be šeimos, be geros, tvarkingos, besirūpinančios savo vaikais, o vaikai po to besirūpinantis savo tėvais, mes neturėtume nei to tūkstantmečio, nei Vilniaus kultūros sostinės, bet ypatingai svarbu, kad tos gausios šeimos turbūt neša patį didžiausią, matyt, krūvį, naštą, kad jos yra, kad jos čia, kad jos ateina į tą mūsų renginį. Mes norim jom nuoširdžiai padėkoti, tarti ačiū už tą šeimos židinį, kurį jūs iš tiesų nešate ir kūrenate. Nuoširdus jums ačiū. Noriu pasveikinti su šią puikia diena, puikia proga, šeimų diena. Man šiandien teko ministerijoje pristatyti ir nominuoti šeimos ambasadorius. Tai yra tie žmonės, kurie pradės didžiulį judėjimą Lietuvoje, telkdami į būrį visus tėvus ir mamas, tvirtas šeimas, kurios galėtų rodyti pavyzdį kitiem, kurios galbūt šiek tiek atstatys tą prarastą mūsų tikėjimą šeimomis. Taigi šeima iš tikrųjų yra iš Dievo. Dievo mintis buvo, kad žmogus kurtų šeimą ir būtent, kad šeima būtų pagrindinis mūsų visuomenės, mūsų gyvenimo, pagrindinė ląstelė, kurioje būtent gimsta meilė. Šeimo židinyje užgimsta patys gražiausi dalykai, kurie po to išeina į mūsų gyvenimus, išeina į miesto erdves, į mūsų kultūrą, į mūsų visą gyvenimą. O dabar garsiai ištarsime gerąją žinią, kad jis skristų toli, toli, aukštai, aukštai, kad ją išgirstų kuo daugiau šeimų, kuo daugiau tėčių ir mamų, kuo daugiau vaikų ir kad mūsų palinkėjimai išsipildytų. Tai pirmas palinkėjimas, kad Vilniuje gimtų kuo daugiau vaikų, pakartojam, kad Vilniuje gimtų kuo daugiau vaikų, kad jie visi turėtų namus, mamas ir tėčius. Jie turėtų namus, mamas ir tėčius, kad visi vaikai šeimose būtų laimingi. Kad tėveliai niekada nesiskirtų. O dabar 3-4 leidžiam savo gerą žinią į dangų. 3-4. Gaila, kas gaila neleidžia.